Tokiais laukinukais reikia būti ypač labai atsargiam. Turbūt pamenat, kai atsivežėm 2 baikščius žemaitukus. Pradžioje juos abu pripratinau prie žmogaus, kad jie jo nebijotų. Po to žirgelius teko pripratinti prie poponų, kitai vadinamų, apsiaustų, pobalnio, balno, kilpų, kitaip tariant prie visko, kas yra naudojama su žirgais. Teko nemažai pavargt, kad pelnyčiau žirgų pasitikėjimą. Nes tik įgavus pasitikėjimą, gali bandyti lipti ant žirgo saugiai. Nes jei žirgas tavim nepasitikė ir tu ant jo užsėdai, bet koks tavo krūptelėjimas ar rankos mostas gali išgąsdinti žirgą ir išprovokuoti šuolį ar norą atsikratyti tavim. Kaip matom, rezultatas pasiektas, bet kamanų vis dar nenaudoju. Aišku, žirgus reikės supažindinti ir su jomis. Nu ir kas, tai nėra baisu, ko tai bijoti. Mane kartą žvengas būdavo paimta. Vieno situacijų buvo, kad nežvengė. Stovėjo ir žvengė. Juokas mane paėmė, sako, tau juokinga, sako, tu žinai, kad užvers tave tuoj. O man, sakau, tas pats.